Kaip knyga Alchemikas paaiškina astrologiją? Atrodytų, ši knyga visiškai nėra susijusi su astrologija, bet kai aš ją perskaičiau, man tiesiog viduje vyko didžiulis sprogimas. Pirmas sprogimas buvo nuo pačios knygos istorijos, nuo kelionės pagrindinio veikėjo, ką jisai patyrė ir ką jisai suprato. Ir antras buvo, o kaip šitoj visoje istorijoje atsiduria astrologija. Kadangi aš pati esu astrologija, aš visur matau astrologinius simbolius, man viskas paaiškina astrologiją. Kai aš perskaičiau šitą knygą, man toks netgi buvo, kai nesinoriu net imti telefoną į rankas, scrollinti, žiūrėti kažko tais. Tiesiog norėjusi, kad visas tas grožis šitos istorijos, visi tie suvokimai tiesiog integruotųsi, gražiai nugultų. Ir kol visa tai vyko, įvyko toks dar vienas srautas, parėjo, galvoju, kaip visoje to istorijoje, pagrindinio veikėjo Santiago, kaip tobulai, net eiliškumo tvarka, sugula astrologiniai zodiako ženklai ir astrologiniai tokie vadinami būstai. Tai šis mano pasidalinimas bus įdomus tiem, kas skaitėt šitą knygą, kas domitės astrologiją. Jeigu dar neskaitėt, labai rekomenduoju iš pradžių perskaitykit, tada sugrįžkit čia, paklausyti, kaip tarpusavy viskas yra susiję, nes tiesiog dabar papasakosiu apie šitą knygą, iš jos istoriją ir kaip visame tame dalyvauja astrologija. Ši knyga pasakoja apie vaikiną vardu Santiagas, kuris gyvena Andalūzijoje. Jisai gano savo avis, yra piemuo ir jam tai labai patinka, nes jisai yra laisvas, nepriklausomas, keliauja po šalį, iš kaimelio į kaimelį, augina savo avis, jomis rūpinasi, bet pati jo šitą kelionę prasidėjo nuo to, kad jo tėvai labai norėjo, kad jisai būtų kunigas, dėl to jį išleido į mokslus. Čia konkrečiai neminima, kelinti tai yra metai, bet galima suprasti, kad tai yra dar tie metai, kai išsilavinimas galbūt nebuvo labai plačiai prieinamas, bet jisai turi išsilavinimą, jis moka skaityti, dėl to ir ganydamas avis, jisai skaito knygas. Bet jo tėvai, kadangi labai norėjo, kad jisai būtų kunigas, jisai mokosi kunigų seminarijoje, bet supranta, kad tai yra visiškai ne apie jį, tai yra ne jam, kad jisai nori keliauti, jisai nori pažinti pasaulį ir jis tiesiog meta tos mokslus, pasako savo tėvam, kad jis nenori būti kunigu ir jo tėvas duoda jam 3 auksinės monetas, už kurias jis įsigyja avių bandą. Ir taip pradeda savo piemens karjerą ir keliauja po visą šalį. Ir knyga prasideda nuo to, kad jisai su savo avių banda apsistoja kažkokioje tokio apleistoje lyg bažnytėlėj, kuris jis nusprendžia pernakvoti. Ir jisai susapnuoja sapną. Sapne vaikas vedasi jį už rankos, vedasi prie Egipto piramidžių ir sako, kad tenais yra paslėptas lobis. Nuo kur jau čia gali prasidėti astrologija? Visų pirma, ji prasideda nuo tos vietos, kur jis nusprendžia, kad jisai nebenori būti kunigu. Čia įsijungia avino energija, arba dar kitaip galima tai sakyti, pirmas astrologinis būstas, kuris simbolizuoja asmenybę. Čia yra drąsa, čia yra lyderystė, čia yra savarankiškumas ir čia esu aš. Santiagas supranta, kad jis nenori eiti pagal kažkieno numatytą kelią, kaip jo tėvai numatė, kad jis galbūt bus kunigas. Jisai renkasi pirmiausia save, o jisai tiesiog nori klajoti, nori būti laisvas ir nepriklausomas. Tai čia yra visiškai avino ir pirmo astrologinio būsto tematika. Piemenavimas jam yra visiškai jo komforto zona, nes visos dienos tokios pačios, tiesiog reikia surasti ganyklas geras, tiesiog reikia surasti maisto, bet jisai pragyvena iš tų avyčių, iš jų vilnos, iš jų mėsos. Jisai visiškai nepatiria jokio nei streso, nei ten kažkokių didelių iššūkių, viskas teka labai paprastai ir jisai tiesiog yra malonume ir komforte. Štai čia įsijungia antras astrologinis būstas, arba dar kitaip vadinama jaučio energija, nes jautis yra visiškai apie komfortą. Apie stabilumą, apie saugumą, apie malonumą, tokį įsižeminimą. Tai vat Santiagas visiškai yra šitoje energijoje, jį viskas pilnai tenkina, jisai tiesiog kaifuoja nuo savo to darbo ir labai kažko keisti savo gyvenime nenori. Ir dabar, kai jisai susapnuoja tą sapną apie tas Egipto piramidės ir tą lobį, pas jį įsijungia noras suprasti, o ką tas sapnas reiškia, o ką jisai simbolizuoja. Ir jisai nueina pas tokią būrėją, norėdamas, kad jį jam išaiškintų tą sapną. Ir čia įsijungia
trečias astrologinis būstas, tai yra smalsumas, tai yra žinios, ne, tai yra dvynių energija, ne, dvyniams viskas yra įdomu, jie nori suprasti, nori išsiaiškinti, nori gauti atsakymus. Tai va čia, šitoj knygos dalyje įsijungia vat kaip tik būtent dvynių energija, kai jis eina pas tą būrėją. Jinai jam ten kažką papasakoja, bet nieko konkretaus neduoda, konkretaus išaiškimo nėra apie tą sapną, tiesiog jinai pasako, kad tu turi vykti prie piramidžių, nes ten yra auksas, ten slypi lobis ir kai tu jį surasi, 10 dalį to lobio atneši man. Ir jisai lieka šiek tiek nusivylęs, kad kažkokia nesąmonė, tarsi nebuvo kažkokios žinutės aiškesnės, nes jis galvoja, tai aš ir taip suprantu, kad čia man turbūt reikia prie tų piramidžių vykti ir lieka nusivylęs. Toj dar istorijai, priešistoriai, jisai prisimena, ten nemažai pasakojimų yra apie tai, kad jisai keliauja į tokį miestelį, kuriame jis jau yra buvęs, kuris jis sutiko tokio pirklio dukrą, kuri jam labai labai patiko ir jisai jau svajoja, kaip jisai čia viską pasakos jai apie tas knygas, kaip jinai nusteps, kad jisai moka skaityti, kaip jisai pasidalins savo nuotykis ir jisai jau galvoja apie tai, kad norėtų kurti su ją šeimą, nes jisai turėjo abejonių, kad o gal jinai ištekėjusi jau, gal jinai jau turės kitą vyrą, bet dar vilėsi, kad jisai suspės. Šitoje vietoje įsijungia 4 astrologinis būstas - šeima, namai, šeimos lizdelis arba dar kitaip vėžio energija, nes vėžys jau jisai yra apie jausmus, jau jisai yra apie įsitvirtinimą kažkokioje vienoje vietoje, nes tai yra už tėvynę, už gimtinę, už namų aplinką atsakingas ženklas, už jausmus, emocijas, už saugumo jausmą. Ir jisai kaip tik nori atvykti pas tą merginą su mintimi, kad jau su jie kurs šeimą. Išėjęs iš tos būrėjas, jisai ateina į miesto aikštę, skaito knygą ir prie jo prieina kažkoks pagyvenęs žmogus, pradeda jį kalbinti ir Santiagas iš pradžių dar nelabai nori su juo kalbėti, nori, kad greičiau jis atstotų nuo jo, bet žodis po žodžio pasirodo, kad tas žmogus, tas senukas yra kaip koks išminčius, nes jisai viską, net smėlyje parašo visą Santiago istoriją. Papasakojo tai, ko net Santiagas niekam nėra kitam pasakojęs, kur žino tik tai jisai pats ir jisai supranta, kad šitas žmogus yra kažkuo ypatingas, kaip koks išminčius, kaip koks žynys. Tas senukas prisistato, kad jis yra Salemo karalius ir jisai sako, kad Santiagas turi atrasti savo asmeninę legendą. Jisai papasakoja apie tą sapną, kad jisai žino, kad jis jį sapnavo ir sako, kad tu turi 10 dalį avių duoti man, visas kitas parduoti ir už tuos pinigus keliauti prie tų piramidžių, ieškoti savo to lobio. Duoda jam 2 tokius akmenukus, juodą ir baltą, jie kaip tokie kaip burtų akmenukai ir sako, kai tu nežinosi atsakymo, tiesiog ištrauk, juodas bus. Jeigu juodą išsitraukia taip, jeigu baltą išsitraukia, vadinasi, atsakymas yra ne. Santiagas taip ir padaro. 10 dalį, tai 6 avis atiduoda senukui, karaliui tam, o už likusius pinigus nusprendžia keliauti į Egiptą. Ir jam iki Egipto žemės reikia tik tai persikelti per sąsiaurį. Atkeliauja į tą Egiptą, ten jam kalba yra nepažįstama, svetima žemė, jisai ten yra svetim šalis, jam čia viskas yra nauja. Ir jam reikia surasti vedlį, kuris jį nuvestų iki tų piramidžių. Jis dar naiviai galvoja, kad čia visai netoli tos piramidės. Jis užeina į vieną tokią smuklę, kur susipažįsta su vietiniu žmogumi. Jie pradeda bendrauti ir Santiagas papasako, kad jis ieško piramidžių ir tas žmogus sako, aš tave galiu nuvesti. Ir Santiagas sako, puiku, aš tau sumokėsiu. Ir tas žmogus sako, aš turiu būti įsitikinęs, kad tu man sumokėsi, tada Santiagas parodo pinigus, kad jis jų turi, o jis turi vis tiek avis pardavęs tikrai nemažą sumą. Ir jie keliauja per turgaus aikštę, kur tas žmogus sako, tai aš tave nuvesiu, mums reikia nusipirkti kupranugarius. Ir Santiagas pamato tokį didžiulį, labai gražų, inkrustuotą kardą. Jis stepteli ties to kardu, jis susižavėjęs, jis žiūri ir galvoja, va, kai aš rasiu tą lobį, aš grįšiu čia ir nusipirksiu šitą kardą. Ir jisai visas tiesiog sužavėtas, apakintas grožio, supranta, kad tas žmogus, su kuriuo jisai buvo, o jisai pasirodo dar prieš tai tos pinigus jam atidavė kažkodėl tais. Ir jis atsisuka ir supranta, kad tas žmogus dingo su visais jo pinigais ir suprato, kad jį apvogė ir jį apgavo. Ir šitoje vietoje įsijungia
liūto energija arba dar kitaip 5 astrologinis būstas, nes tai yra susižavėjimas, tai yra grožis, tai yra prabanga, tai yra kažkas vau, tai vat tai, kad jisai susižavi tuo kardu, tam tikra prasme tai yra tuštybė, tai yra tiesiog gražu kažkas, bet nėra esminis pagrindinis dalykas. Tai vat liūtas jisai ir pas mus irgi yra apie grožį, apie prabangą, apie karališkumą, bet tai neturi būti mūsų siekiamybė. Tai neturi būti, už ką mes patys galime būti vertinti, tik tai už savo grožį ir už savo talentus. Nes mus irgi gali kažkas apgauti, apvogti ir tada mes liekam be nieko. Ir tarp kitko, smuklė, restoranai irgi yra liūto energija, tai va čia irgi taip įdomiai, kad smukliai ten susipažino jisai su tuo vyru. Ir turgaus aikštėj jisai taip ir lieka, nes jis nebežino, ką daryti, pinigų atgal grįžti neturi, jisai visiškai be nieko, kalbos nemoka, jisai užmiega toj turgaus aikštėj, kol ryte atsibunda nuo to, kad jau prekybininkai renkasi, jau stato savo palapines prekybinės. Jisai supranta, kad jis turi kažką daryti ir jisai nusprendžia, mato vieną pardavėją, kuris savo prekystalį dėlioja, supranta, kad jisai nori, kad jis jam padės pasistatyti tą savo prekes, o jisai prekiavo bandelėmis. Ir galbūt tas pardavėjas jį pamaitins. Taip ir vyksta, jisai nemokėdamas kalbos, vienas kitą tiesiog iš šypsenos, iš akių supranta. Santiagas jam padeda susistatyti viską, o pardavėjas jį pavaišina tomis bandelėmis. Ir va čia jau po truputėlį įsijungia mergelės energija, arba dar kitaip 6 astrologinis būstas, tai yra tarnystė. Nes jisai tiesiog pasitarnauja kitam žmogui, mainais jį už tai pamaitina. Ir vėliau Santiagas pamato tokią krištolo parduotuvytę, kurioje dirba savininkas, bet ta parduotuvytė kažkada labai klestėjo, buvo labai labai matoma, populiari, bet tuo metu, kai Santiagas ten ateina, jinai yra visiškai apleista, ten labai mažai lankytojų būna ir vienu žodžiu nevyksta tenais labai didelė prekyba. Bet Santiagas ateina pas tą šeimininką ir sako, aš nuvalysiu visą tavo krištolą mainais, kad leisi man pas tave pagyventi ir užsidirbti pinigų. Pardavėjas leidžia tą daryti ir kai jis nuvalo visą tą krištolą, jis spindi, jis pasidaro gražus ir po truputėlį vis pradeda daugėti lankytojų. Ir savininkas pradeda mokėti gerus komisinius Santiagui už kiekvieną parduotą krištolą. Ir visai pradeda gerai sektis tai parduotuvėliai, ten atsiranda vis daugiau lankytojų, Santiagas pasiūlo dar papildomas lentynas padaryti, dar papildomą krištolą, paskui dar ir arbatą pardavinėti tose krištolinėse taurėse, nes ten ant kalno ta parduotuvyti ir žmonės pakilę į viršų nori atsigaivinti. Ir vienu žodžiu, ta parduotuvė pradeda klestėti kaip ir anksčiau ir netgi dar geriau. Bet čia yra tiesiog visiškai pilnai mergelės energija ir 6 būsto tarnystės pasitarnavimo, dėl to, kad Santiago tikslas yra užsidirbti pinigų, kad jisai galėtų grįžti atgal į Andaluziją, kad galėtų vėl nusipirkti savo vis ir gyventi taip, kaip gyvenęs. Tai va čia yra mergelė, jinai turi tikslą, jinai turi savo rutiną, savo dienotvarkę, nepailsdama, lojaliai, ištikimai kažką daro, kaip ir Santiagas, ne? Ir vėliau už tai gauna rezultatą, jis tikrai užsidirba labai, labai gerus pinigus, jisai beveik metus laiko tenais dirba pas tą šeimininką ir kai jau jaučia, kad jisai turi pakankamai pinigų nusipirkti netgi 2 didesnę bandą, negu turėjo iki tol, jau ruošiasi grįžti atgal, bet kai pradeda krauti savo mantą, jam iškrenta tie 2 akmenukai, baltas ir juodas. Ir jisai priema tai kaip ženklą, kad jisai turi vykti ne namo, o turi vykti visgi ieškoti tos savo asmeninės legendos, kad jisai visgi turi vykti į Egiptą. Jisai taip ir padaro, jisai susikrauna daiktus, sulaukia, kol atvyks karavanas, kuris keliauja per dykumą, nes pasirodo, kad tos Egipto piramidės yra daug toliau, negu jam atrodė, kad reikės pereiti visą dykumą ir yra prekybininkų karavanas, kuris kaip tik ir keliauja ir jisai su to karavanu išvyksta. Tenais jisai susipažįsta su tokiu anglu, kuris labai domisi alchemija. Jisai daug mokėsis, daug knygų turi ir visą savo gyvenimą tiesiog pašventęs yra alchemijai. Ir jisai keliauja kartu su to karavanu, nes tas karavanas keliauja į tokį miestelį, dykumos tokį kaimelį, kuriame gyvena alchemikas. Ir jisai nori su juo susitikti, nori, kad tas alchemikas jį išmokytų, kad jisai taptų jo mokiniu. Pradžioje Santiagas su tuo anglu vienas kitą kažkaip gan kritiškai vertina,
Bet jie susibendrauja, vienas iš kito netgi mokosi, Santiagas papasakoja savo gyvenimo istoriją, savo nuotykius, Anglas jam duoda savo alcheminės knygas skaityti. Štai šitoj vietoj įsijungia svarstyklių zodiako ženklas ir 7 astrologinis būstas, tai yra partnerystė. Nors šiaip astrologijai partnerystė, 7 būstas daugiau tai yra romantiniai santykiai, bet tai nėra tik tiesiog romantiniai, tai yra tiesiog bendradarbiavimas, ryšio kūrimas. Tai vat toje kelionėje per tą dykumą jie užmezga tą ryšį, jie vienas kitam padeda, jie vienas kitą palaiko, kai kur galbūt nesutinka, bet vis tiek randa bendrų sąlyčio taškų. Tai čia yra visiškai 7 būsto tematika. Ir labai didelė dalis knygos yra skirta būtent tai kelioniai per tą dykumą. Nes joje sąlygos yra labai sudėtingos, naktis labai šaltos, dienos labai karštos, keliaujant per dykumą jie sužino, kad vyksta tarpusavy ginčių karai ir jie tada turi saugotis, kad nepapultų į tas karo zonas. Išlikimo energija, ne, kad reikia išlikti. Ir visi karavane dalyvaujantis supranta, kuo jie rizikuoja, bet jie vis tiek pasiryžę pasiekti savo galutinį tikslą. Ir čia yra 8 astrologinis būstas arba skorpiono energija. Tai yra transformacija ir tai yra išėjimas iš komforto zonos. Tai yra susidūrimas su savo baimėmis, su iššūkiais, bet kada žmogus žino, dėl ko jisai tai daro ir žinodamas, kad jam teks pereiti sunkumus ir jisai sąmoningai, savarankiškai nusprendžia, kad okei, aš pereisiu, aš padarysiu, nes manęs laukia gale atlygis, žmogus perlipa per save. Santiagas puikiai žinodamas, kokia yra rizika, kad jie iš tikrųjų, kad žmonės net miršta toje dykumoje, net nepasiekia galutinio tikslo, vis tiek eina. Ir čia jie pasiekia tą miestelį. Anglas iš karto puola ieškoti alchemiko, o Santiagas jam padeda. Ir čia įsijungia šaulio energija ir 9 astrologinis būstas, tai yra mokytojas. Tai yra pažinimas, tai yra išmintis. Nes tame kaimelyje alchemikas jau laukia savo mokinio. Jau jisai žino, kad tas mokinys su šitu karavanu atvyksta, jau jis yra pasiruošęs. O Anglas ieško, bet žmonės miestelio nelabai supranta, kas tas alchemikas, ko jisai čia dabar ieško. Ir gan sudėtinga jiems iš pradžių surasti. Bet jie suranda tą alchemiką, Santiago pagalba, suranda ir Anglas pasilieka pas tą alchemiką mokytis. O Santiagas susipažįsta tame kaimelyje su mergina, su Fatima, kurią įsimyli iš pirmo žvilgsnio. Jis ją taip pamilsta, kad nusprendžia netgi pasilikti tame kaimelyje. Jau jam nebeįdomios tos Egipto piramidės, jau jisai tiesiog yra apžavėtas, susižavėjęs jie. Bet šitoj vietoj koks įdomus dalykas vyko, Fatima irgi jam yra neabejinga. Ji irgi jam jaučia jausmus, bet išgirdusi, kad kai jisai sako, kad aš noriu pasilikti čia su tavimi, tave vesti, ji pasako ne. Ir ji pasako ne todėl, kad sako, aš žinau, kad tu turi savo asmeninę legendą, nes jisai papasakoja visą savo gyvenimo istoriją, kaip jisai čia atsidūrė, kaip jisai sutiko Salemo karalių, kaip jisai turi savo tą asmeninę legendą surasti. Ir jis sako, aš žinau, kad tu turi surasti tą asmeninę legendą ir aš negaliu leisti, kad tu to nepadarytum dėl manęs. Jeigu mums lemta būti kartu, tu surasi savo asmeninę legendą ir sugrįši. Nes dykumos moteris yra pripratusios prie to, kad vyrai išeina į dykumą ir jos laukia, jų asmeninė legenda yra laukti savo vyrų. Ir iš pradžių Santiagui labai sunku priimti tai, nes jis tiesiog jau pasiryžęs viską mesti ir jisai nori pasilikti čia, galvoja, ką dabar daryti. Jisai išeina į dykumą, išeina pasivaikščioti ir vaikščiodamas pamato 2 erelius danguje, kur vienas erelis puola kitą. Ir jis supranta, kad tai turbūt yra ženklas, nes jis jau iš Salemo karaliaus yra atsiminęs tą posakį, kad reikia stebėti ženklus. Nueina pas vyresniuosius, pasakyti, kad matė tokį ženklą ir jam atrodo, kad tai greičiausiai bus, kad kažkuri kariaujanti gentis gali užpulti šitą kaimelį, nors yra tokia taisyklė, kad kaimelių nieks nepuola, kad tai yra neutrali zona. Dėl to joje net visi ginklai būna paimami iš žmonių ir laikomi vienoje vietoje, kad tiesiog nekiltų niekam pagunda
kariauti ir taip toliau. Ir vyresniai iš pradžių galvoja, kad nesąmonė, nieks čia negali to kaimelio pulti, nes tiesiog toks yra susitarimas. Bet vienas iš vyresniųjų nusprendžia visgi paklausyti Santiago ir liepia visiems išdalinti ginklus ir būti pasiruošusiems, kad jeigu kas pultų, kad tiesiog kaimelis būtų pasiruošęs. Ir iš tikrųjų taip ir įvyksta. Viena kariaujanti gentis užpuola kaimelį, bet visi, kadangi buvo pasiruošę tam, tuos karius neutralizuoja. Ir tada visi supranta, kad Santiagas čia yra ypatingas žmogus, kad jis turi kažkokių ir galių ir jam siūlo būti vienu iš vyresniųjų patarėjų, jam siūlo labai geras sąlygas, kad jisai čia galės irgi gyventi, turėti savo, vėlgi auginti savo avis, priklausyti vyresniesiems ir gyventi čia su Fatima. Ir šitoj vietoj įsijungia 10 astrologinis būstas ir ožiaragis. Tai yra statusas. Tai yra karjera, tai yra įsitvirtinimas, įsižeminimas, tai yra viešas autoritetas, pripažinimas. Santiagas šitame taške jau gauna pripažinimą ir vertinimą. Jau jam sako, tu lik, mes tave priemam kaip savo, tu gali būti taryboje, tu gali priimti svarbius sprendimus. Ir atrodytų, mes savo gyvenime irgi to siekiam, to pripažinimo, to įvertinimo, tos tokios savirealizacijos profesinėje kryptyje. Ir atrodytų, va čia turėtų būti mūsų asmeninė kažkokia legenda, jau atrodytų viskas. Va, jau yra, džiaukis. Bet Santiagas visgi nusprendžia atsisakyti to, nes jis sutinka alchemiką. Pasirodo, alchemikas pasidalino kažkokiom žiniom su tuo anglų, bet liepia anglui pačiam savo asmeninės legendos ieškoti, daryti eksperimentus ir taip toliau, ką tas anglas ir darė. O iš tikrųjų alchemikas laukia ne anglo kaip mokinio, o laukia būtent Santiago, nes norėjo jam perduoti savo žinias. Ir pasiūlo Santiagui vykti toliau per dykumą iki Egipto piramidžių, sako, aš tave palydėsiu ir toje kelionėje su tave mokysiu. Ir Santiagas sutinka. Jie iškeliauja į dykumą, į kitų Egipto piramidžių. Alchemiko mokymas būna toks gan keistas, netiesioginis. Iš pradžių Santiagas galvoja, kad tiesiog kelionės metu jis jam čia pasakos savo tas paslaptis visas alcheminės, bet buvo šiek tiek kitaip, jisai vėlgi per ženklus jį mokė, stebėti dykumą. Jie keliavo ir sutiko kariaujančią gentį. Juos paėmė įkaitais ir atėmė visą turtą. Santiago vėl jį apšvarino, bet alchemikas pasakė, kad Santiagas yra alchemikas ir kad jisai geba pasiversti vėju. Jiems davė 3 dienas ir per 3 dienas Santiagas turėjo pavirsti vėju. Ir jisai sako, čia yra nesąmonė, aš nemoku, kam tu tai pasakei, kodėl tu dabar čia juos įtikinai. Ir per tas 3 dienas jis labai jaudinasi, galvoja, kaip čia dabar jam pavyks tuo vėju pasiversti. Ir čia yra vandenio energija ir 11 būsto. Po 10 būsto, po to statuso, po civilizacijos ateina 11, o 11 tai yra svajonės. Tai yra netgi tos utopinės tokios mūsų svajonės, kur mums atrodo, kad kažkas yra neįmanoma, bet vandeniui ribos neegzistuoja. Jis sako, viskas yra įmanoma. Ir kai jam Santiagui pasakė, kad tu turėsi pasiversti vėju, atrodo neįmanoma. Kaip taip? Bet knygoje buvo ta dalis, kai jau atėjo laikas jam pasiversti tuo vėju ir jisai pradeda kalbėti su vėju, prašydamas pagalbos jam, kad padėk man, parodyk, kaip tavim patapti. Vėjas jam to neparodo. Tada sako, kreipkis į Saulę. Santiagas kalbasi su Saulė. Saulė sako, aš irgi negaliu tavęs paversti vėju. Tada sako, tu kreipkis į aukščiausiąją ranką, kuri rašo viską, kas yra jos ranka parašytos visos gyvenimo istorijos, visas gyvenimas. Ir tada tuo metu sukilo didžiulis vėjas, nes vėjui labai yra įdomu, kaip čia dabar tas Santiagas pats to vėjų pataps, kuo čia viskas baigsis ir tiesiog sukilo didžiulė smėlio audra, kuri nupučia visas palapines. Kariaujanti gentis supranta, kad iš tikrųjų jisai čia pasivertė to vėjų ir juos paleidžia gyvus. Tai va čia yra visiškai, kas atrodytų neįmanoma ir va tas vandenis, kad taip, tu jau turi tą statusą, tu jau atrodo jau gali nieko nebesiekti, jau viskas yra, bet vandenį vis tiek negana. Jis sako, ne, aš dar eisiu toliau, aš dar ieškosiu. Nes vandenis tai yra tas toks laisvamanis, klajoklis,
kuris turi viziją kažkokią. Tai va čia ir tas Santiagas turi viziją, turi savo tą asmeninę legendą, kurios siekia. Jos kai paleidžia tie kariai, jie prieina tokią bažnyčią, pas kunigą, jos ten priglaudžia, pamaitina ir alchemikas tenais paėmęs savo kažkokius ten skysčius specialius, kažkokius metalus, iš švino beros, jeigu gerai atsimenu, šviną paverčia auksu. Padalina į 4 dalis, vieną dalį duoda kunigui, kitą dalį duoda Santiagui, 3 dalį savo ir 4 dalį palieka kunigui ir sako, čia šita dalis tegu lieka Santiagui, kai jisai grįž iš piramidžių, maža kas gali jam tenais nutikti ir jis tokį labai, labai įdomią mintį pasakė. Tai, kas nutinka gyvenime kartą, labai didelė tikimybė, kad nepasikartos. Tai, kas nutiko 2 kartus, labai didelė tikimybė, kad pasikartos ir 3 kartą. Jisai čia turėjo omeny, kad 1 kartą Santiagą apvogė, atėmė jo pinigus turgaus aiškiai, 2 kartą atėmė kariai iš jo visą turtą ir kad gali pasikartoti 3 kartą, kažkokia panaši istorija. Ir čia jisai jau atsisveikina su Santiagu, sako, tu dabar keliausi vienas iki tų piramidžių, čia jau liko visai nebedaug to kelio ir tu turi tai padaryti vienas. Ir Santiagas iškeliauja ir taip jis atranda, pasiekia pagaliau tas piramidės. Jisai iš džiaugsmo, nežino, ką dabar daryti, net apsiverkia ir ten, kur krenta jo ašaros, jis supranta, kad ten jisai turi kasti. Jisai pradeda kasti, pradeda ieškoti, nes galvo, kad ten kažkur tas lobis yra. Ir jam bekasant, prie jo prisiartina tokie kaip kažkokia banditų gauja. Sako, ką tu čia dabar darai? Jį sumuša, atima tą auksą iš jo, liepia toliau kasti, nes jie galvoja, kad turbūt jisai čia to aukso ir ieškojo, kad dar turbūt jo čia kažkur yra. Ir jisai kasa, nieko jis tenais neranda ir tie banditai pradeda tiesiog, tai kam tu čia kasei, ką tu čia iš vis darai. Ir Santiagas prisipažįsta, jisai papasakoja visą istoriją, kaip jisai susapnavo sapną, kaip jisai čia keliavo prie tų piramidžių, to lobio. Ir vienas iš tos gaujos vadų sako, viskas, palikit jį ramybėj, nėra čia jokio lobio, nieko jisai čia neras, nes sako, aš sapnavau lygiai tokį patį sapną, tik aš sapnavau, kad aš turiu vykti į Andalūziją, į apleistą bažnytėlę, kurioje yra užkastas lobis. O atsimenat, knyga ir prasidėjo nuo to, kad Santiagas buvo toj apleistoj bažnytėlėj ir miegojo ir susapnavo tą sapną. Ir tas banditas sako, tai aš sapnau tą sapną, čia yra nesąmonė, koks kvailys keliautų tokį kelią, patikėjęs sapnu. Ir čia įsijungia žuvų zodiako ženklas ir 12 astrologinis būstas. Žuvis, tarp kitko, yra susijusios su sapnais. Žuvis yra susijusios su viltimi. Tai va čia Santiagas atvykęs prie tų piramidžių pilnas vilties, kad jis ras tą auksą. Jis tenais nusivilia, jį ten sumuša, jį ten apiplėšia. Įvyksta kažkokia visiškai tokia neaiški situacija, kuris tiesiog lieka lyg apgautas savo tos pačios vilties, lyg jisai kažkokių iliuzijų buvo. Bet jis išgirsta to gaujos vado sapną ir supranta, kad tas auksas, kurio jis ieškojo, kad tas lobis yra toj trobeliai, kuris jis susapnavo tą sapną. Jis grįžta pas kunigą, pasiema tą auksą, kuris buvo jam paliktas. Ir už tą auksą jis grįžta atgal į Andalūziją, grįžta prie tos trobelės ir pradeda kasti. Ir spėkit, jis atkasa lobį. Atkasa skrynę, kurioje buvo lobiai, kurie buvo auksinės monetos, papuošalai visokie ir taip toliau. Ir jisai supranta, kokį kelią jisai turėjo nukeliauti, ką jisai turėjo patirti, kad atrastų tą lobį, kuris buvo, pasirodo, visiškai čia pat. Visiškai po jo galva, kuris jisai kažkada miegojo ir buvo knygą pasidėjęs tenai. Ir istorija baigėsi tuo, kur skaitytojui leidžiama suprasti, kad jisai grįžta pas Fatimą. Ir čia prasideda naujas astrologinis ratas, vėl prasidės avinas, vėl iš naujo gims visa kelionė ir vėl bus kažkokios naujos jo patirtis. Mūsų gyvenime irgi taip ir yra, kad viskas užgimsta su avino energija, tai yra kibirkštis, tai yra aš. Ir žmogus praeina visą tą astrologinį ciklą iki žuvų. Žuvis tai irgi yra pabaiga, su pabaiga siejama su dieviškumu. Ir atrodytų, kad pabaiga ir viskas,
kaip ir mes atrodytų mirštam ir viskas daugiau nėra, bet iš tikrųjų ne. Gimsta naujas ratas, nauja energija. Tai tiesiog man šita knyga buvo kažkas wow, nes man dar priminė, kai aš savo astrologinėse konsultacijose, mano koks irgi vienas iš tų tikslų žmogui leisti pajusti, kad jis irgi turi savo asmeninę legendą, kad mes šį žemę ateinam ne šiaip savo, ne tiesiog, kad mes neturėtumėm pasiduoti kitų įtakai, kitų nuomonė, kitų kažkokiem pasakymam, nes mes esam kūrėjai savo gyvenimo ir mūsų į priekį varo, va ta mūsų asmeninė kažkokia legenda, ir mes ieškom kažko, bet tas kažkas yra aš. Tai yra mes ieškom savęs. Tai pasidalinkit, kas skaitė šitą knygą, pasidalinkit, kaip jums apskritai visa ta interpretacija su astrologija susijusi per šitą istoriją. Aš kartais pagalvoju, kad turbūt ir kitose knygose, kitose istorijose irgi galima būtų atrasti, kaip astrologinis ratas tenais susidėlioja ir kaip jisai tenais gali įsikomponuoti. Bet man tiesiog sužavėjo, kad šitam pasakojime tiesiog viskas tobulai sukrito, tobulai susidėliojo visi tie astrologiniai simboliai, energijos ir ciklai į šitą istoriją. Tai pasidalinkit, labai laukiu jūsų grįžtamo ryšio.